Sveiki, bičiuliai, tai noriu pasidalinti su jumis, į ką atkreipdėmėsi būtent šiuo laikotarpiu. Tai nepalankus periodas gaunasi gegužės mėnesį nuo gegužės 17 iki 26 dienos. Būtent tomis dienomis, aiškia, Jupiteris, Saulė, toliau Marsas ir Rahu, Venera ir Jupiteris, būtent visos tos planetos keisis vienas su kitom, vis atsidurs nepalankiuose padėtyse. Tai ką tai reiškia mums, tai ypatingai ten 18, 19, 20 dieną Marso ir Rahu planetų nepalanki padėtis gali iššaukti visokius tai karinius konfliktus, gali padidėti agresija tom dienom, gali būti kažkokie tai pavojingi apskritai įvykiai, vertėtų kaip ir vengti tokių masinių susibūrimo vietų. 22 dieną gegužės Venera su Jupiteriu atsiduria nepalankiuose padėtyse, tai vėlgi tuo periodu apskritai gali būti ir priimami kokie nors tai ar tai įstatymai, ar kažkokie tai sprendimai, kurie susiję su žmonėm, kažkokius tai galbūt apribojimus ar kažkokią tai situaciją pabloginti ir panašiai. Tai rekomenduojama gaunasi, jeigu, kaip mes kalbėjom anksčiau, apie šiuos metus, ypatingai pirmą pusmetį, tai kad jau gegužės mėnuo jisai ramesnis bus, bet šitas laikotarpis atkreipti jį dėmesį ir kažko tai galbūt ypatingai svarbaus tuo laikotarpiu nevertėtų planuoti. Tai būtų tiek, linkiu, kad visiems tas periodas irgi praeitų sklandžiai, atkreipkite dėmesį ir sakau iki pasimatymo kituose video.